gali leisti savo susigrąžinti dėmesį į kūno pojūčius. Tiesiog pajausk užpakaliu, kad sėdi. Kad tai, kad tu sėdi, yra akivaizdu. Nes tavo kūno pojūčiai tau tai praneša dar anksčiau, negu tai pavadini, sugalvoji, apsibrėži. Tiesiog yra signalas kūno. Net be jokių etikečių. Tai tiesiog yra. Mes dažnai vis norim, kad būtų gerai, kad būtų kaip mums patinka. Kai tuo tarpu tu patiri taip, kaip yra. Kai mums atrodo kažkokie jausmai, būsenos, kažkokie mūsų patyrimai nepriimtini ir už juos save atstumiam ir nemylim, kitaip tariant, savo nepatinka, turiu savo pretenziją, tai tada bandom tai slėpti, vienaip arba kitaip. Kartais ir patys su savim žaidžiam tą slėpinių žaidimą ir įsivaizduojam, kad galim tai nuo savęs nuslėpti. Visaip savo pasakojam, kuriam istorijas, kad nematyti, nepripažinti tam tikro elgesio, mąstymo, kažkokių įpročių. Bet tose vietose, kur nori save paslėpti, tai nori, kad kiti nepamatytų, kad kiti galvotų, jog toje vietoje yra kitaip. Paprastas dalykas. Dar nestikau nei vieno žmogaus, kuris stengdamasis būti geras, nesijaustų blogu. Ir ką jis nori paslėpti nuo kitų, kad jaučiasi blogas. Yra toksai terminas atsiradęs kažkada, tai kažkas sugalvojo, apsimetėlio sindromas, imposter syndrome angliškai. Kai mes iš tikrųjų darom kažką, dažnai netgi turim kvalifikacijas, žinias, gebėjimus, bet mums atrodo, kad mes vos neapgaudinėjom tos žmonės, su kuriais ten dirbam, kuriem duodam tas paslaugas. Kodėl? Nes viduj vyksta savęs vertinimas. Nes viduj patys save vertinam kaip nepakankamai gerai. Tai ar galėtum duoti erdvės visam tam žaidimui? Tiem dalykam, kuriuos lyg nori paslėpti nuo kitų. Lyg nori, kad nesužinotų. Nenori, kad sužinotų, kaip dažnai krapštai nosį. Nenori, kad sužinotų, kaip tu iš tikrųjų jauties dėl tam tikrų dalykų. Kiek tu patiri ten kokią nors nerimo, ar baimės, ar pykčio, ar dar kažko. Pačių įvairiausių dalykų vengiam parodyti. Lygtais bandom pasislėpti. Tai ką tu slepi? Kokios savęs gėdijas? Ir tai tada pavirsta tokiu žaidimu, kai viduj dažniausiai kažką jaučiam. Priklausomai nuo to, ant kiek tai patys atstumiam, ant tiek daug bijom, kad kiti pamatys ir irgi atstums.
jei bandai pasirodyti geru, arba labai geras yra toks tuo, kuris žino, tai iš tikrųjų net nebandai iš tikrųjų sužinoti, neieškai informacijos per daug ar dar kažko, tiesiog nori tokį įspūdį padaryti. Va to aš žinau ir manim reikia tikėti. Mes išmokstam apsimetinėti, nes norim pasislėpti. Tai gali pasmalsauti, patyrinėti, kur ir kaip tai pasirodo tavo gyvenime. Ir galėtum leisti savo pamatyti, kad pirmiausiai tu nepatinki savo, netinki savo. Tu kritikuoji, vertini ir atstumi save, ne kiti. Kad ir kokia buvo tavo patirtis anksčiau, bet dabar tu kritikuoji ir atstumi save. O kai būtum savo truputį švelnesnis, dėmesingesnis šitoje vietoje. Ir net ir su tokiom savybėm, savijautom ar elgesiu, kuris tau nepatinka, galėtum pabūti draugiškai su savim. Ati to, kad atstumti, gali pasiūlyti dėmesį, tokį apkabinimą, atvirą, smalsų, su tokia nuotaika, kad, aš tai matau. Kartais mes tiesiog norim sudaryti tam tikrą įspūdį. Nėra tame jokio didelio pikto plano. Tiesiog krūpteli, kai kramtėjai saldainį ar sausainį ir kažkas įėjo į kambarį, nes tu tipo nevalgai saldumynų. Arba dar kas nors tokio. Visiškai buitiško, visiškai paprasto. Ir ne todėl, kad kažkam tai rūpi, o todėl, kad tau tai rūpi. Visur, kur mes apsimetinėjom, tai ne todėl, kad mes kažkokie blogiečiai, o todėl, kad bijom. Bijom įvertinimo, bijom atstumimo. Atseit išorinę smerkimą. Tik tau tai nerūpėtų, jei pats to netikėtų. Mažas vaikas, kuris neturėjo tam tikros patirties, jis neturi tos baimės, ar ne, jis eina, kažką daro, tada jeigu kažkaip sureaguoja jį piktai, be meilės, jam suskausta, jis galvoja, ko aš padariau, daugiau taip nenoriu. Ir jau išsigąsta. Ir po kažkiek karto jau nusprendžia, šitą reikia slėpti. Nes daryti tai noriu, bet tik svarbu, kad nežinotų. Tai pažiūrėk, kaip tu jautiesi su savim. Ten, kur tau kažką reiks slėpti. Ten, kur nenori, kad pamatytų, kad suprastų. Ir galiausiai sveikinu visas istorijas, kurios to susijusios, bet kokius jausmus ir reakcijas kūne, kurios nutinka. Pažiūrėk, kas slepi nuo artimiausių žmonių. Kur taip iški paslapuka ir taip, žinai, tipo, nemato dabar, ką darau.
Kas slepi nuo draugų ar kolegų, kokių savybių, kokio elgesio jie neturi matyti, ar situacijų. Gal šiaip tai tu nesitvarkai kiekvieną dieną, nu, bet jau jeigu kas nors ateina, tai pas tave viskas blizga. Kas tai? Ir gali ir tai pasakyti ir pripažinti. Va čia žaidžiu žaidimą. Čia žaidžiu slėpynių. Ir geriausia naujiena yra ta, kad tu neprivalai nustoti. Tu gali žaisti, kiek nori. Gali apsimetinėti. Gali apgaudinėti. Gali ir tiesą pasakyti. Tu esi laisvas rinktis. Bet jei jauti, kad kažkaip, žinai, pavargsti, būti įsitempęs, užnisa, nerimauji per daug, tai ką jeigu nesislapstytum? Ką jei žmonės patys atsirinks, kam tu patinki, kam nepatinki? Kas tave palaiko, kas ne? Ar sutiktum tiesiog pralaimėti tą įvaizdį, tą pastangą, kurią dedi, nes atrodo, kad reikia. Nes atrodo, kad svarbu. Ir jeigu pats nuo savęs nebesislepi, tai ir gali švelniai padaryti erdvės ir vietos tam, ką anksčiau norėsi atstumti. Ir pasiūlyti, užeiti, grįžti namo. Turėti savo vietą ir būti apkabintam viduj. Taip kaip yra, taip kaip buvo. Ir dabar tiesiog esi čia. Ir gali rinktis. Ne kaip buvo anksčiau, ne kiek metų tu darei kažką. O dabar ir sekančią akimirką esu atviras. Apglėbt, apkabint ir patirt save. O tokį. Ir jei pasiryžti, tai viskas tiesiog paprasčiau. Gali leisti savo giliai kvėpti. Ir iškvėpdamas pereik dėmesį visą kūną iki pat pėdų. Pastebėk, kas vyksta. Leis. Ir dar sėki įkvėp giliai. Ir pastebėk visą kūną. Ir kai tau bus patogu, gali atsimerkti, pasijudinti ir keliauti toliau.